varžėsi 16 komandų iš Vokietijos, Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos. 2010 m. birželio 10 d. Austrijos sostinėje Vienoje vyko tarptautinis gipso kartono sistemų montuotojų turnyras Knauf Junior Trophy 2010. Jame dalyvavo 14 Europos valstybių komandos. Lietuvai turnyre atstovavo Vilniaus statybininkų rengimo centro mokiniai Žydrūnas Razmys ir Romuald Gigevič. Mūsų komanda užėmė 4 vietą. Prieš tai vykusiame Pabaltijos šalių pasiruošimo turnyre mūsiškiai buvo pirmi. 2010 m. balandžio 14-17 dienomis Litexpo parodų centre vyko šalies apdailininkų profesinio meistriškumo konkursas. Dalyvavo net 11 Respublikos profesinių mokyklų ruošiančių apdailininkus. Mūsų centro mokiniai Tomas Morkūnas ir Andžej Bartoševič užėmė atitinkamai 1 ir 2 vietas. Tai tik keletas paskutinių mūsų laimėjimų. Norime pridurti, kad prizinės vietas respublikinėse konkursuose užėmę mokiniai atleidžiami nuo kvalifikacinių teorinio ir praktinio egzaminų. Jie gauna aukščiausią įvertinimą. Mūsų mokykloje veikia technologinės gimnazijos skyrius, kuriame šalia profesijos turime galimybę įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Kai kurie iš mūsų vėliau ketina tęsti mokslus aukštosiose mokyklose. Kaip jau supratote, į mūsų mokyklą priimami mokiniai baigia 8, 9, 10 klasių, bei jau turintis vidurinį išsilavinimą. Patys jauniausiai mokykloje – 9-okai. Jie, kaip ir kitose mokyklose, mokomi pagal pagrindinio ugdymo programą. Specialybės jie dar nesirenka, tačiau išklauso profesijos mokymo įvadinį kursą. 10-okai mokosi pagal pagrindinio mokymo programą ir rengiasi egzaminams. Specialybės jie dar taip pat nesirenka, tačiau yra plačiau supažindinami su mokykloje įgyjamomis profesijomis. Džiugi žinia, pradedama mokėti stipendiją, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų. Minimali stipendija 40, o labiau pasistengus galima gauti ir 120 litų. Orientuodamiesi į pažangiausių Europos valstybių patirtį, teoriją siejame su praktika. Mokiniai per praktinių gebėjimų ugdymą geriau įsisavina neretai sunkiai įkandamą teoriją. Tarkime, matematikos pamokų metu mokytojas su žemaitišku užsispyrimu ir kantrybė moko ugdytinius, kaip apskaičiuoti sienos, stogo plotą, tūrį, parinkti reikiamą medžiagų kiekį ir panašiai. Mokoma to, ko konkrečiai reikės gyvenime. Mokiniams baigusiems 10 klasių, o taip pat naujai įsiliejusiems į mokinių gretas iš kitų mokyklų atsiveria 2 galimybės. Kartu su pasirinkta specialybė įgyti vidurinį išsilavinimą arba siekti tik specialybės. Nuo to priklauso ir mokymosi trukmė – 3 arba 2 metai. Mūsų mokyklą ypač siūlome rinktis tiems, kurie ateityje ketina krimsti su statybininko specialybės susijusius mokslus aukštosiose mokyklose. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad baigus mokyklą su pagyrimu, stojant į kolegiją prie konkursinio balo pridedami 2, o stojant į universitetą 1 balas. Jeigu nepavyks mokyklos baigti su pagyrimu, nenusiminkite. Šios privilegijos jums bus taikomos po 1 metų darbo praktikos pagal įgytą specialybę. Be to, mokytis jums bus kur kas lengviau, kadangi savo specialybės tiek teorijos, tiek praktikos pagrindus jūs jau turėsite. Mokykloje taip pat laukiami ir jau turintis vidurinį išsilavinimą jaunuoliai. Jiems siūloma rinktis bet kurią iš jau minėtų specialybių. Mokymosi trukmė priklausys nuo pasirinktos profesijos – metai arba 2. Mokykloje daug dėmesio skiriama ir neformaliajam ugdymui. Čia jūsų laukia net 11 būrelių. Patys populiariausi yra sporto, saugaus eismo, keramikos ir kultūros klubo būreliai. Bendrojo fizinio pasiruošimo būreliui vadovauja mokytojas metodininkas Romas Miškinis. Jis inicijuoja įvairias varžybas, šventinius bėgimo maratonus, kitus renginius ir yra pelnęs daugybę apdovanojimų, kurie puošia mūsų mokyklos vestibiulį. Kūrybingoji mokytoja metodininkė Vaiva Butrimenė keramikos būrelių narius išmoko dirbti su moliu, kurti keramikos dirbinius, juos išdegti modernioje krosnyje. Kultūros klubui vadovauja energingasis vyresnysis lietuvių kalbos mokytojas Arvydas Jaronskis. Kultūros klubas įdomiai organizuoja kalendorinės šventes – Kalėdas,
Užgavėnės. Margučių ridenimo šventė. Linksmai prabėga ir kitos mokyklinės šventės. Fuksų krikštynos. Mokytojo dienos akimirkos fiksuoja betarpišką mokytojų ir mokinių bendravimą, tikrąją šios dienos prasmę. Šiltas ir betarpiškas ryšys puoselėjamas nuolat, o ypač ruošiantis jau tradicinėmis tapusioms popietėms. Rudens gėrybės, literatūriniai skaitymai, kalėdų belaukiant. Tokiu būdu ugdoma pagarba tautos tradicijoms ir vertybėms. Turime šiuolaikiškai įrengtą skaityklą, gausią biblioteką, todėl pertraukų metu, o ir šiaip turėdami laisvo laiko mielai čia užsukame ir prasmingai praleidžiame laiką. Mokykla aprūpina visais vadovėliais, mokiniams nereikia pirkti jokios mokomosios medžiagos. Praaukusiųjų kiekvieną pertrauką laukia erdvi mokyklos valgykla, kurioje kiekvienas gali išsirinkti visą šviežią, skanų ir nebrangų patiekalą. Mokykloje aktyviai vykdoma projektinė veikla. Tuo rūpinasi socialinė pedagogė Aldona Lukminienė. Ji nuo 2000 metų drauge su mokiniais įgyvendina nacionalinius narkomanijos, vaikų ir paauglių nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus, organizuoja vasaros stovyklas. Nuo 2003 metų centre vykdomi tarptautiniai Comenius, Leonardo da Vinci programų mobilumo projektai. Juos inicijuoja ir įgyvendina projektų vadovės Renata ir Aldona. Tai jų dėka mokiniai pasižvalgė ne tik po Lietuvą, bet ir turėjo progą paviešėti įvairiose Europos šalyse. Štai vieno iš mokinių viešėjusių Suomijoje mintys. Dirbome firmoje Kasatino, kuris stato ir surinkinėja karkasinius namus. Ten mes susipažinome su naujomis darbų technologijomis, išmokome dirbti su kitokia nei pas mus technika bei darbo įrankis. Gilinome anglų kalbos žinias. Darbas sekėsi puikiai, o po darbo galėjome eiti į baseiną, kaitinti saunose, lankyti bokso treniruotes, sportuoti naujame moderniame stadione. Savaitgaliais viešbutyje vykdavo karaokės vakarai, miesto klubuose diskotekos. Po kelionės visi buvome laimingi, kupini gerų įspūdžių, susiradę naujų draugų, o svarbiausia, įgyję naujos profesinės patirties ir įgūdžių. Socialinės pedagogės pastangomis sudarytos sutartys su Maisto banku, todėl mūsų centre socialiai remtini mokiniai gauna ne tik piniginės pašalpas, bet ir paramą maistu. Pasibaigus pamokoms ir būreliams, nemaža dalis mokyklos mokinių grįžta į savo laikinus namus, mokyklos bendrabučius, o jų turime net 2, abu šalia Fabijoniškių skyriaus. Vienas visai naujas, šiuolaikiškai įrengtas, modernus. Štai kaip mes čia įsikūrę. Kambariuose gyvename po 2 arba 3, yra visi patogumai. Bendrabutis mūsų pirmieji namai, kuriuose nėra tėvų, tačiau mes čia jaučiamės saugus. Mumis čia pasitikima, čia mes suaugame ir tampame savarankiški. Ne visi ir namuose turi tokias sąlygas – atsikvėpti, pabendrauti, pasklaidyti naują knygą, tiesiog pažiūrėti mėgstamą televizijos laidą. Mėnesio mokestis už gyvenimą bendrabutyje tik 13 litų. Štai ir viskas, ką norėjome papasakoti apie savo mokyklą. Jeigu turite klausimų, mes mielai juos atsakysime. Apsilankykite mūsų mokyklos internetinėme puslapyje adresu www.vsrc.lt arba skambinkite šiais telefonais Viršuliškių skyriuje 85 242 3581 arba 242 3654, o Fabijoniškių skyriuje 85 271 2300 arba 271 2245.